Sveiki, aš Indrė Dargytė, BeMonBond platformos bendraįkūrėja ir vadovė. Sveiki, aš Tautvydas Marčiulaitis, Miluvos fondo valdytojas. Ir šiandien pratęsime tą, ką pradėjome jau pirmuoju epizodu, tai Bondcast būtent laida, tai tinklalaidė apie obligacijas, labai specializuotas turinys, bet iš tikrųjų matome susidomėjimą, matome palaikymą iš mūsų prenumeratorių ir iš investuotojų. Ir šiandien pakalbėsime temomis ir užduosim klausimus vienas kitam, kurių atsakymai tikiuosi bus įdomus ir jums. Tautvydai, pradėsim nuo tavęs. Kokios buvo svarbiausios 2025 metų tendencijos obligacijų rinkoje, kurios išliks aktualios ir šiemet, o kurios turėtų keistis? Tai turbūt svarbiausia tokia buvo, kur žmonės pradėjo po truputį labai lėtai suprasti, kad palūkanos mažėjo ir kad už kokybišką projektą tokių grąžų, kokios buvo prieš kelis metus įprastos, keli bankai leido po 10% obligacijas, tikėtis nebereikėtų ir kad tas grąžos pokytis įvyko žemyn ir jisai tikėtina labai ir išliks ateityje, nes yra, aišku, tikimybė, kad ECB padidins bazinės palūkanas ir, kaip matėm paskutinį metu, ypač ketvirtį, šiek tiek rinkoje didėjo palūkanos, jau tie augimai nebėra tokie žymus ir manau, kad dabar įvyks, ar jau įvyko, ar įvyks, kaip čia reikėtų pasakyti, tam tikra normalizacija, kur mes nebegausim tos dviženklės grąžos už kokybiškus projektus ir pasimatys, kam sunku surinkti pinigus už didesnę grąžą ir kas vis dar lengvai surenka už mažesnę grąžą ir tai, manau, vėl įvesta kokybinį skirtumą vien iš siūlomos grąžos pusės, nes tikrai buvo prieš porą metų ta situacija, kad tiek kokybiški, tiek nekokybiški projektai skolindavos už labai panašias palūkanas ir tada tapo sunku atskirti, kur čia yra gerai, kur blogai. Tai manau, kad ši tendencija buvo tokia pati svarbiausia turbūt ir kad jinai tęsis. Ir kita dar tendencija, tai buvo daug refinansavimų, manau, palyginus ir vėl refinansavimų tendencija vėl tęsis, čia mūsų vietiniai rinkoje kalbant, nes tikrai nemažai obligacijų jau eina į pabaigą iš tų šūsnių išleistų, sakykime, kurios buvo. Ir dabar žiūrėsim, kaip kam seksis šitoje vietoje kažką padaryti ir kaip seksis iš naujo susirinkti pinigus šiek tiek kitokioje aplinkoje už kitokias palūkanas. Tai iš mano pusės manau, kad tam tikras susitaikymas įvyko, kad jau tikrai esame mažėjančių palūkanų aplinkoje ir diferenciacija turbūt pradėjo rudenį matytis, nes mes irgi tą pradėjome matyti, kad labai geri emitentai gali vis labiau tą kainą nusispausti ir pigiau pasiskolinti, o tarkim jau tie, kurie anksčiau už dviženklės palūkanas skolinasi, turbūt ir išliks ta tendencija, kad turės už dviženklės skolintis, nes vėlgi dėl tam tikrų rizikos parametrų jie turbūt kol kas negali dar mažinti tos grąžos, kurią siūlo investuotojams. Ir kalbėjom turbūt ir praeitą kartą, kad tam tikra inercija yra, kad psichologiškai žmonėm tikrai pakankamai sunku susitaikyti su mažesniam palūkanom, bet bent jau veiksim tokioj turbūt labiau normalizuotoje aplinkoje, kad kompanijos turės tvarius modelius verslo dėl to, kad galės skolintis už tikrai prieinamą kainą ir tikėtina, kad ir plėtrą turbūt investuos, ką galbūt šiek tiek buvo pristabdę, nes tikrai jau buvo tam tikras išprotėjimas dėl tos brangios skolos. Taip, tai labai tikrai tikiuosi, kad tas palūkanų sumažėjimas ne tik liūdins investuotojus mažesnę grąžą, bet prikvies ir emitentus, kurie galbūt nebaisiai norėjo eiti skolintis, nes ar jiems tiesiog neapsimokė, arba ne iki galo gal logiška skolintis už aukštas palūkanas ir dabar galbūt atsiras daugiau emitentų ir galėsim labiau diversifikuoti savo investicijas vietinėje rinkoje. Šiaip tu teisus, nes mes irgi pastebėjom jau struktūrizuodami ir naujas emisijas ir rudenį, ką darėm, kad išeinam gana tokia didelė konkurencija su tradiciniais skolintojais, gal ne su pačiais pagrindiniais bankais, bet su, tarkim, mažesniais bankais ir su kredito unijomis, kur tikrai jau geriem emitentam susilygina kaina, ar jie pasiskolintų, tarkim, per uniją ar pasiskolintų obligacijomis. Ir aišku, tada jau tam tikri kiti gal net niuansai nulėmė, tarkim, tam tikras lankstumas ar ne, arba ten administraciniai mokesčiai kaip pavyzdys, nes jau gaunasi, kad per kuponą, per palūkanas mes susilyginam struktūrizuodami su tradiciniais finansuotojais. Tai tikrai manau, kad matysim daugiau to tokio kaip
persidalinimo tam tikro ar ne, ir su unijomis, ir su mažesniais bankais. Klausyk, ar kažkas reikšmingo nutiko obligacijų reglamentavime 25 metais ir ar numatomi dar kokie nors pokyčiai? Tai šiaip porą dalykų. Vienas, tai turbūt jau nutiko 24 metais, bet jisai įtaką padarys tik tai šiais metais, nes įsigalios jo reguliavimas ir čia yra konkrečiai pamažinimas, tiksliau padidinimas ribos, kurios reikia prospekto. Ir toks pamažinimas tos administracinės naštos emitentams. Tai anksčiau būdavo ir bent jau Lietuvoje reguliavimas, kuris yra europinis, bet pritaikytas Lietuvai, kad kaip pavyzdys iki 8 milijonų eurų, tarkim, nereikėjo daryti prospektą ar neužteko daryti informacinį dokumentą, kas manau, kad investuotojai tikrai už šią dieną gali atpažinti, kuo skiriasi informacinis dokumentas nuo prospekto. Ir dabar bus tam tikras palengvinimas europinių lygių. Ateina toks vadinamas EU Listing Act, naujas teisės aktas, kuris jau įsigalioja birželio mėnesį šių metų, kuris leis padidinti tą ribą iki 12 milijonų. Tai reiškia, emitentam tiesiog bus lengviau leisti obligacijas, tikėtina ypatingai, jeigu tai yra tokios mažesnės sumos, kur yra mažos arba vidutinės įmonės. Ir nebereikės, jeigu norės, tarkim, platinti obligacijas iki 12 milijonų eurų, nebereikės rengti prospekto. Tai yra tam tikras tikrai ženklus palengvinimas, nes tarp kitko Lietuvoje labai populiarios yra emisijos tarp tų mažų vidutinių įmonių, kur kalbam ten 5, 8 ar 10 milijonų. Ir mano čia gal tokia kaip ir asmeninė siekimybė, nežinau, ar pavyks tą įgyvendinti, nes šiaip sutelktinio finansavimo reglamentas jis yra paremtas dalinai prospekto reguliavimu, nes yra susietumai tam tikri. Ir turbūt irgi daug kas žino, kad sutelktiniam finansavime yra 5 milijonų riba, reiškia per 12 mėnesių, kiek galima išleisti skolos ar, tarkim, obligacijų. Tai labai tikiuosi, kad jau mes kaip čia per asociacijas ir kartu su reguliatorium ir su finansų ministerija pabandysim turbūt europinių lygių tą kartelę irgi pakelti, nes mes irgi, pavyzdys, platforma susiduria su problematika, kad tikrai kartais kaip čia pralaimim konkursuose, ne dėl to, kad negalim didesnių sumų platinti. Ir manau, kad ta rinka pakankamai tokia susiformavusi yra ir jau brandi ir tikrai, tarkim, per praeitus metus dabar jau turim preliminarius skaičius, sutelktinio rinka paaugo apie 400 milijonų eurų, kas tikrai yra ženklus augimas, turint omeny, kad investicijos yra renkamos labai mažom sumom ar net nuo 100, nuo 1000 eurų. Ir matom tikrai, kad atsiduriam ties tam tikrą ribą, kad negalim didesnių projektų daryti, nes ta 5 milijonų riba jinai yra stabdanti. Tai keičiasi jau tikrai, kad reiškia obligacijų reguliavimas, kad nereikės prospekto. Tiesą sakant, keičiasi ir akcijų listingavimas, nes tas bus irgi, reiškia, lies ir akcijų išleidimą, kad bus paprastesnis. Ir labai tikiuosi, kad per laiką tą bus galima perkelti į sutelktinį. Tai čia toks gana ženklus pagerinimas emitentams, sakyčiau, o investuotojams tai turbūt ką reikia turėti omeny, kad jau pilnai įsigalioja investicinė sąskaita, tas režimas, ir dabar jau prasidės ir deklaravimai vyksta turbūt, ir tam tikrus mes pakeitimus darom, kad kaip čia duota informacija investuotojams, kad jie galėtų savo investicijas kaip čia priduoti, registruoti su mokesčių inspekcija. Bet vis dar išlieka tam tikras neapibrėžtumas, kas liečia obligacijas išleistas pirminiai rinkoje. Tai dėja vis dar, man atrodo, yra reguliavimas, kad tu gali obligaciją, reiškia, kaip čia įdėti į investicinę sąskaitą ir traktuoti, kad tai yra instrumentas tinkamas investiciniai sąskaitai, tik jeigu jinai buvo listinguota įsigijimo momentu. Tai vis dar, man atrodo, nėra pasikeitę šita dalis, kuri praeitais metais jau buvo diskusijos rinkoje ir tarp brokerių ir su teisininkais, kad tai yra tam tikra kaip blogybė reguliavime, nes didžioji dalis obligacijų, kaip žinia, yra leidžiamas pirminiai rinkoje ir tada tik tai po to yra listinguojamas FS North arba Nasdaq'e. Tai reiškia, kad jeigu žmogus įsigyja pirminiai rinkoje
tarkim, tas obligacijas, kai jos tiesiog platinamas yra brokerio, jų jisai negali pakišti dėja po investicinę sąskaitą. Kas čia toks irgi yra kaip arbitražas. Įdomu, kad tie visi siūlymai, kurie eina po sutelktiniu finansavimu, ar tai būtų skola ar obligacijos, tarkim, mūsų atveju, jie palenda po investicinę sąskaitą. Tai toks įdomus niuansas, nors tai irgi galėtum traktuoti praktiškai, kad tai yra kaip ir privati skola, bet dėja obligacijų instrumentas leidžiamas per MiFIDą, jisai yra labiau apribotas. Tai labai tikiuosi, kad kaip šita blogybė bus taisoma šiais metais, nes tai yra tikrai palikta spraga, kur investuotojai nebus labai to patenkinti. Ir tai yra turbūt taisytinas dalykas, turbūt visi sutinka. Yra tas absurdėlis, kurį sprendžiam jau kurį laiką, nes negali nusipirkti pirminiai rinkoje listinguotos obligacijos, nes jinai pirminiai rinkoje negali būti listinguota. Ir kiek žinau, kol kas pokyčių nėra, kol kas yra tiesiog pasakymas, kad palaukit, dabar tvarkome su einamaisiais reikalais, po to galbūt prieisim prie šito klausimo, bet dabar visos realiai obligacijos tiesiog naujos yra ir čia tada yra klausimai, žinai, ar brokeriui viską į balansą supirkti ir tada pardavinėti mažmenai, ar kažkam dar įeiti, kaip, tarkim, Skandinavijos rinkoje įprasta obligacijas mažų vidutinių įmonių leisti tik tais profesionaliems ir tada profesionaliai ten gali nešti į rinkas. Ar Vokietijoje lygiai tas pats, kad labai retai eina tiesiai, tiesiog per visus institucinius išdalina, tada instituciniai jau duoda į antrinę. Tai va čia irgi toksai labai kreivas sprendimas, kurio aš tikrai nematau kaip ilgalaikio sprendimo, bet turbūt čia vienintelis yra, kad instituciniai susirenka ir tada atiduoda į rinką ir tada mažmena jau gali kelti ant investicinių sąskaitų. Bet taip, tai yra tikrai labai juokinga situacija. Žinau, kad reguliatorius, tiesą sakant, nepalaiko šitos sistemos, ar kad brokeris, tarkim, supirktų pas save ir paskui galėtų investuotojai įsigyti. Tai čia tokia gal kartais ir buvo taikoma praktika, ypatingai, kad lokacijas užpildyti, bet žinau, kad Lietuvos bankas nėra fanas, kad tokia praktika užsimti. Tai vis tiek, kad nebūtų to kreivumo, turbūt visiems mums reikės dėti pastangas, kad jisai būtų pataisyta. Čia klausimas, tiesą sakant, atėjo iš vieno iš BMI Bondo investuotojų, tai mes irgi praeitą kartą, kai rašinėjom, tai skatinam žmonės, kad uždavinėtų klausimus, tai labai džiugu, kad ir jie yra susidomėję ir nori išgirsti tam tikrus atsakymus, tai jis gana išplėstinis, tai perskaitysiu viską, o paskui galėsim paeiliui. Tai kokių obligacijų palūkanų rėžių galima tikėtis 2026 metais skirtingose sektoriuose, tarkim verslo vystymo, energetikos, NT ir kitose. Ar matysime palūkanų mažėjimo tendenciją, ar jos jau apsistos maždaug šiuo metu matomame lygyje, kokią įtaką palūkanoms galėtų padaryti arba ne ECB sprendimai, ar jų jau nereikėtų tikėtis. Tai šiaip gal irgi paminėsiu, Tautvydas labai gerą straipsnį parašė, iš tikrųjų, ko tikėtis su bazinėmis palūkanomis, investuok žurnale, bet paskutiniam numerį, tai kam įdomu irgi galite paskaityti, bet gal jo ir galėsi pakomentuoti, bet ko galim tikėtis tikrai, kokių tų dydžių rėžių 26 metais, per tuos skirtingus sektorius, kokias tendencijas matysim ir ką galvoji būtent apie Europos centrinio banko sprendimus. Aš gal nuo pabaigos pradėsiu nuo ECB, nes šiaip dabar yra tokios dvi, sakykime, stovyklos, aš kiek matau, šnekant su bankais, ypač užsienio bankais, tai vieni yra labai įsitikinę, kad mes dabar niekas šiemet nesikeis iš esmės. Galbūt bet tokio nieko tikrai reikšmingo, materialaus, kas galėtų bent kažkiek realiai pajudinti rinkas ar palūkanas ar kažką. Bet yra galvojančių, kad ypač paskutinio čia sidabro aukso augimo fone bendrai iš kitų pusių galimai ateisiančios infliacijos fone, kad ECB vis dėlto gali pradėti šiek tiek ir kelti palūkanas. Ir ką mes stebėjom per paskutinį praeitų metų ketvirtį, buvo, kad nuo spalio vidurio grubiai iki metų pabaigos maždaug 0,5% pakilo 5 metų palūkanos rinkoje. Tas labai gerai atspindi tuos lūkesčius, vis dėlto gal ir bus dar šiek tiek kilstelėjimas. Tai nors aš pats laikaus tos nuomonės, kad turbūt ne, nes ECB labai abejoju, kad gąsdins rinkas ir kažką bandys daryti be objektyvių priežasčių. Ten, ta prasme, taip, jeigu vėl infliacija ten 5-6%, faktas, kad kažkas bus. Bet jeigu infliacija šiek tiek šoktels, ta prasme, ir jinai bus labai normaliuose
rėžiuose. Aš manau, kad ECB kaip tik sulaikys ir galbūt įjungs griežtesnę retoriką, galbūt kažkaip bandys nukelinėti ateities palūkanų didinimus. Bet mano bazinis scenarijus būtų vis tiek, kad būsim daugmaž ten, kur esam ir šiemet iš esmės niekas nesikeis be kažkokių labai rimtų, sakykime, įvykių, kurie jau fundamentaliai pajudintų ekonomiką ir dėl to ECB turėtų reaguoti. O kalbant tada apie visus mūsų vietinės čia reikalus ir kaip vietiniai skolinsis už kiek, tai aš nežinau, aš nesiriščiau prie sektoriaus, nes sektorius yra, tarkim, nebūtina indikacija, ar kaip čia turėtų atrodyti. Taip, nes turim tikrai vietoj labai daug NT obligacijų. Ir jeigu paimsim Akropolį ir jį palyginsim su kokiu nors kotedžų vystymo projektu, tai abu techniškai NT praktiškai visiškai nesusiję dalykai ir tas pat galioja bet kur. Net jeigu ir imant logistikos įmonės, tai 2 skirtingų dydžių logistikos įmonės leidusios, tai ne apie tą patį. Tai aš sakyčiau, kad tiesiog reikėtų tikėtis, kad geri emitentai kokybiškai, jeigu jie leidžia vietinėje rinkoje ir jeigu tai yra nedidelės emisijos, tokios ten 5, 10, 15 milijonų tame rėžyje, tai aš tikėčiaus, kad palūkanos normalizuos ties 6-8% tame rėžyje. Jeigu tai yra stiprus, geras, žinomas emitentas, kuris turi istoriją, kurio pasitikima, normalus balansas, viskas tiesiog tvarkinga, tai vat, tas 6-8, aš įsivaizduočiau, yra skaičiai, kurių reikėtų tikėtis ir laukti. Ir aš manau, tada turėsim kitą rėžį, tai yra 9-10-12. Ta rėžį, kur skolinsis tie, kurie arba labai agresyviai vysto verslą ir turi pakankamai didelės skolas, arba neturi kažkokių keitimų, arba skolinasi tiems dalykams, kurie sukuria papildomą verslo riziką. Ir šitas rėžis, manau, kad bus ir labai įdomus vienu metu, nes tikrai bus gerų įmonių, kurios eis į rinką skolintis už brangiai, nes darys kažką netipinio ir taip labai dažnai, ne tai kad labai dažnai, bet taip visada būna. Tu tikrai gali surasti tų tokių netikėtų, sakykime, vietų, kur atrodo skaitai balansų, žinai, žiūri per įmonę į viską ir kodėl jūs užtiek skolinatės, kas čia vyksta. Ir tada skambini vadovams, aiškinės ir supranti, kad taip, tiesiog sandorio struktūra vis dėlto verčia taip elgtis. Bet vėl bus labai, turbūt nemažai ir oportunizmo šitame rėžyje. Tai jeigu taip paimt vidutinį tą paprastą investuotoją, kuris neturi didelės patirties, sakyčiau, geriau laikykitės to pirmo rėžio. Ir nebandykit, aš visat sakau, tai ir savo investuotojams, ir bendrai visat sakau, ypač paskutiniu metu, kad jeigu norit akcijų grąžos, eikit į akcijas. Jeigu norit fiksuoto pajamingumo grąžos, tai jinai nebus tokia kaip akcijų grąža. Tai yra 2 skirtingi dalykai, 2 skirtingos rizikos ir produktai. Jeigu tu perki fiksuotą pajamingumą su akcijų grąža normalioje palūkanų aplinkoje, reiškia, tu prisimi kažkokių rimtesnių rizikų. Kažkokia nepamatuota rizika. Taip. Ir tą tu turi įsivertinti. Bet vėl, aš tikrai ką labai norėčiau užfiksuoti iš klausimo, kad nereiktų žiūrėti į sektorius. Tikrai negalima galvoti per sektorius, reikia per konkretų emitentą. Kredito riziką vertinama per konkretų emitentą ir tam pačiam sektoriuje, vėl finansų sektorių paėmus, koks yra platus, yra tą patį bankų sektorių paėmus, koks jis yra platus ir kiek yra skirtingų jaunesnių bankų, mažesnių bankų, didelių bankų. Jeigu Deutsche Bankas skolinasi perpetual, nežinau, amžinos obligacijos už ten 5-6%, tai vietiniai bankai už tiek niekada nepasiskolins. Tai va, tai tiesiog reikėtų visuomet žiūrėti į projektą ir labai ramiai tiesiog prasivertinti projektą ir tada pasilyginti, kas vyksta rinkoje sveikia, tikrai pasilyginti, ką panašios įmonės veikia, bet tik po išsamios kredito analizės konkretaus projekto, manau, tada spręsti, ar čia sąžininga ar nesąžininga. O klausyk, aš jau pašnekėjau šiek tiek apie NT, tai, bet manau, kad tu tikrai daugiau gali pasakyti šitą temą, tai į ką atkreipti dėmesį šiemet investuojant į NT obligacijas? Tai turbūt labai susiję su cikliškumu pačios rinkos, ar ne, nes taip turbūt negali sakyti NT, bet labai plačiai, nes labai priklauso ar gyvenamai sektorių vertinama, ar komercinė. Tai ir jie juda dabar labai skirtingais greičiais. Tikrai manau, kad daug kas ir skaito, ir supranta, kad kaip pavyzdys gyvenamoji rinka, tai tikrai jinai, kaip pasakyt, puškuoja didžiuliu greičiu traukinys ir yra labai stipriai sukelti lūkesčiai.
ir jie daugiau netgi sukelti yra tam tikrų skatinamųjų priemonių, kurias, kaip tas priemonės padarė valdžia. Jeigu taip žiūrėti, ar ne, tai kaip pavyzdys būtent pensijų fondų reforma, jinai daro įtaką per tai, kad vis tiek lietuviam būstas ir kaip gyvenamasis NT yra labiausiai suprantama investicija. Tai jau dabar tie lūkesčiai, kad NT galbūt brangs, nes ateis pensijų fondų pinigai į rinką, jau kėlė kainas praeitų metų gale. Ir ką matėm iš tikrųjų, kad kaip pavyzdys praeitų metų skaičiai, ar ne, tai vidutiniškai jau būsto kaina, pirminio būsto turiu omeny, Vilniuje pakilo apie 10%. Aišku, irgi reikėtų žiūrėti per klases, ne, nes nėra, kad visos klasės pakilo, kaip pavyzdys prestižinė ten apie 5-6%, o tarkim vidutinė ir ekonominė apie 14%. Aiškiai, buvo kilimas. Jau, kaip minėjau, tie lūkesčiai formuoja rinką, kad NT dar labiau brangs, tai aš turiu spėti, užsirezervuoti ir tarkim įsigyti būstą. Ir kitas dalykas tai yra sutrumpinimas būsto išlaikymo ir nuo 10 iki 5 metų, ar ne, kuris irgi įsigalioja, ir reiškia prašymas mažesnio įnašo pirmo būsto pirkėjams. Tai tie visi faktoriai daro įtaką, kad jau skuba vystytojai čia užsipirkti sklypų ir jie jau dalinai yra ir užsipirkę ir vystyti tą NT, nes einame tokį ciklą, kur tikrai porą artimiausių metų tikėtina, kad bus labai toks pikinis, reiškia, laikotarpis. Ir nemažai tų vystytojų skolinsis obligacijomis, būtent įsigyti sklypus, nes anksčiau gal tokia tendencija buvo, kad ir ką mes, tarkim, formuodavom jau savo per platformą ar ne produkte, kad tas vadinamas sumuštinius, kad tu dedi, tarkim, dalį ekvičio ir dalį skolos ir įdedi dalį obligacijų su antriniu įkeitimu, bet dažniausiai mes ateidavom jau, reiškia, vystymo etapu. Tai nebūdavo, kad tarkim, mes ateinam labai anksti sklypą įsigyti. Dabar mes einam vis arčiau to, kad tikėtina, kad finansuosim sklypų, tarkim, įsigijimus, bet kur yra pagrindinis gal niuansas, ar ne, kad atkreipti dėmesį investuotojam, ar tas sklypas turi leidimą ar ne. Nes irgi, ką matom rinkoje, tai kad tendencija yra, kad vis daugiau sklypų yra finansuojama arba per sutelktinį finansavimą, arba obligacijomis, kur nėra statybų leidimų. Tai tikrai reikėtų labai investuotam įsivertinti, kas vystys tos projektus ir ar tie žmonės turi kompetenciją ir know-how ir netgi kontaktus, ar nesakyčiau, Vilniaus miesto savivaldybėje, kad tikrai gauti tuos leidimus laiku. Nes jeigu ypatingai kažkokia labai didelė problematika, ten detaliojo, tarkim, keitimai, tai tikrai gali užtrukti ilgiau negu porą metų. Ir tikrai tokia, ta tendencija yra, kad vengčiau turbūt trumpalaikių kažkokių paskolų ar trumpalaikių obligacijų, įeinant į tam tikrą refinansavimo riziką, ar ne, kad tikintis, kad galbūt greičiau tą gaus tą statybų leidimą, geriau tada žiūrėti turbūt kažkokias ilgesnio termino obligacijas, kur, tarkim, yra išankstiniai išpirkimai, kaip pavyzdys, jeigu ten vystytojas tada jau pasitelkia tradicinį kreditorių, tarkim, ar ne banką, ir nebereikia obligacijų, jisai gali išpirkti, tarkim, tos obligacijas, bet tikrai, reikėtų atkreipti dėmesį, kad bus labai rizikingų įsigijimų, be statybų leidimų, be aiškaus plano, ar ten netgi koncepcijos kartais, ką su tais sklypais daryti, ar ne, ir kokia veikla ten iš tikrųjų leidžiama. Tai tą turėtų atkreipti dėmesį investuotojai. Kas liečia komercinio NT dalį, tai tikrai matysim nemažai refinansavimų šiais metais, sukanka ir kaip pavyzdys Hero obligacijos. Tai tikrai, čia reikėtų domėtis jau dabar turbūt obligacijų savininkams, ką planuoja vystytojas daryti su tą emisiją. Kad vis tiek jau dabar turbūt yra dėliojami kažkokie paraleliniai planai arba refinansavimas ir tada jau jeigu jie kaip čia pasitikė, ar ne, kad tai yra tik tai išlaukimo momentas, tada tuose refinansavimuose sudalyvauti. Bet aišku, kiekvienas toksai labai stambių sumų refinansavimui jie tam tikrą irgi sukelia riziką. Tai tikrai manau, kad investuotojai turėtų žiūrėti, ar tikrai yra labai konkretus planas, kaip tos obligacijos bus išperkamos arba refinansuojamos, kas liečia būtent komercinio NT obligacijas.
O šiaip, kaip minėjau, dar tikrai tas yra susilyginimas su unijom ir su, tarkim, mažesniais bankais. Tai manau, kad matysim vėl tų pačių vadimų sumuštinių, kur bus kartu finansuojamas ir vystimas, nes vėlgi kaip kyla ir galutinio produkto kaina, kyla ir sklypų kainos, ar ne? Dėl to, kad yra tam tikra konkurencija. Ir ką vystytojai tikrai darys, turbūt norės pasižiūrėti, kaip jie gali pasigerinti savo grąžą. Ir normalu, kad pasigerins ją truputį dėdami mažiau nuosavo kapitalo ir dėdami obligacijų. Tai tiesiog irgi, kad, kaip čia nepapulti ar neužbėgti ant tokių labai rizikingų projektų, kur jau labai labai maža, tarkim, nuosavo kapitalo dalis. Ir žiūrėti, kad tikrai tas tam tikras balansas būtų, kad, tarkim, vystytojas irgi rizikuotų savo ir kapitalu, ir reputaciją, ir kad tie projektai tikrai būtų išvystyti ir tos obligacijos būtų pagrąžintos. Tai dėl gyvenamosios obligacijų, tai pakankamai esu optimistiška, nes tikrai matau, kad yra poreikis tam galutiniam produktui ir tikėtina, kad tie visi projektai, kurie per šitus porą metų bus vystomi, kad tikrai tie butai bus realizuoti ir tos obligacijos pagrąžintos. O komercinio labai priklauso, kaip susidėlios tą refinansavimo struktūrą, nes kol kas esam tokiam cikle, kad yra tam tikras sulėtėjimas komercinio rinkoje. Ir tikrai vakancija po truputį didėja, dėl to, kad tam tikri projektai yra pradėti ir jie iš inercijos vystosi, tu nelabai gali taip vidury sustabdyti. Tai turbūt matysim pabaigimą tų jau pradėtų projektų ir porą metų, manau, nebus jokių naujų komercinių vystymų, nes tiesiog rinkai reikės kaip čia suvalgyti tą laisvą plotą, neįsisavinti, nors vis dar matom pakankamai didelių nuomos sandorių, ar ne, ir dabar tiesiog tam tikras yra vaikščiojimas jau, kaip čia, nuomininkų pusėje, ar ne, šopinimasis gerų pasiūlymų ir ten kalbam apie geras nuolaidas, ar ne, ten nemokamas parkingo vietas ir taip toliau. Ir aišku, tada žiūrėti, jeigu tie pastatai nėra pilnai užpildomi, kaip bus aptarnautos obligacijos, ar ne, nes, tarkim, vis tiek yra tam tikras palūkanos ir tam tikras turi būti srautas, kuris turėtų aptarnauti tą skolą. Tai iš kokių resursų, tarkim, vystytojai tada aptarnausios obligacijas. Tai čia gal tokie irgi akcentai pagrindiniai. Nes man priminė, bekalbėdama, jam tokia, tai aišku, šitoks gana dažnas pavyzdys, kur atėjo žmonės, sakė, statysim kotežų kažkokį tai rajonėlį ir reikia pinigų, gal galit leisim obligaciją ar norėtume dalyvauti ir klausimą, tai kaip čia kas? Ir ką nors įkeičiat, nieko neįkeičiau. Sakom, ką įnešat, sklypą įnešam. O tai kodėl sklypą neįkeičiat? Nes sklypas 7% LTV jau užskolintas, tai jau nebe taip žiūri tą projektą ir galvoji, tai ką jūs čia veikat, ta prasme, nei statot, nei turit kažką, nei tiesiog. Jo, manau, to oportunizmo tikrai galim tikėtis. Jo, ir dabar jau yra visai neužtikrintų obligacijų ant vystymo. Sumačius tikrai pasiūlymus už ženklės palūkanas. Tai tada visai, kaip čia irgi pamąstymų investuotojams, tai gal jūs nueikit tada į nuosavo kapitalo dalį. Tai bent jau vis tiek vos ne tą pačią riziką prisiemat, o kam jums tada skolinti, tai tada eikit ir investuokit tiesiog. Dažniausiai per fondus yra vystomi, tokie projektai, tiesiog tada investuokit į tą fondą. Nebėra poreikio tada skolinti, aišku, tam tikras trumpalaikis instrumentas, ar ne, bet jeigu pakankamai greitai apsukamas projektas ir tikisi vystytojas, kad jį realizuos 2-3 metų bėgį, tai tu gali ir per nuosavo kapitalo dalį įeiti. Man keisčiausia šiaip tendencija pas mus atsiradusi, tai kai ateina NT vystytojai ir sako, duokit pinigų kažkam. Kur tiesiog duokit, mes statysim ir klausi, ką statysi, sakau, dar nežinau, bet statysiu, tai tik pinigų duok, tai man šitie yra tokie, kur aš negaliu suprasti. Jo, yra tikrai tokių situacijų, kur tu, kaip turi skambutį ir poreikis, tarkim, yra pasiskolinti, klausi, kokia yra koncepcija, tarkim, to daikto, ir tada sako, dar nėra jos, dar mes čia galvojam, ką darysim, okei. Bet vis tiek, o tada verslo planas, kaip jūs čia skaičiavot, vis tiek, dar nėra, dar skaičiu, dar verslo plano nėra. Tai tada tiesiog, kaip čia, pasikalbė ir sakai, tai kai turėsit, tada atsiųskit, nes vis tiek, taip tam tikrą riziką tu prisijami, kaip čia, tu galvojasi jau, ką tenais nuveiksi, ar ne, ar tikrai materializuosis, ar ne, tas dalykas, bet
eiti kažkokius projektus, net neturint plano, kas tenais bus, tai čia jau tokia tikrai irgi bereikalinga, sakyčiau, rizika, kurias tikrai nereikia prisimti, investuoti. Čia klausimas daugiau yra irgi tavo kaip čia sfera, nes tu valdai obligacijų portfelį. Ar investuotojams geriau rinktis pavienes obligacijų emisijas ar platesnį portfelį? Čia turbūt labai priklauso nuo investuotojo, nes yra grupė investuotojų, kurie neturi ką veikti, tiesiog. Turi daug laiko, tiesiog. Turi daug pinigų ir daug laiko. Taip. Tai šitie žmonės tikrai gali bandyti dėliotis, jeigu jiems smagu, jeigu jiems įdomu, tai visuomet galima bandyti pačiam. Ir aš dažnai skatinu tikrai pabandyti, pasižiūrėti, paieškoti, nes tai tiesiog lavina supratimą apie rinką, lavina supratimą tai, kas realu, kas nerealu, kas gerai. Tiesiog. Aš tikrai visada skatinu bent kažkiek pinigų pačiam. Tada geriau gali suprasti, jeigu pajusti kaip per savo asmeninę prizmę ir kaip savo pasirinkimus, ar kokią tai daro įtaką rezultatui, nes kitaip tu gali visą laiką tada apkaltinti, kad kažkas pavyko ar nepavyko. Taip, tai man visą džiugu, kai žmonės patys daro, nes tada būna mažiau visų priekaištų, kad netaip turėtų būti, nes kaip pats žinai, kaip viskas veikia, tai aš manau, kad tiesiog sveika turėti tokios patirties. Iš kitos pusės, nemanau, kad realu mažmeniniam investuotojui formuoti labai geros kokybės, labai diversifikuotą portfelį. Tiesiog dėl visų resursų trūkumo, nes mažmeninis investuotojas neturės tiek pinigų fiziškai, kad dalyvauti... Kad tokią diversifikaciją pasiekti, ar ne? Taip, ir dalyvauti tuose emisijose, nes jeigu mes kalbam apie bendrai rinką, tai reikia suprasti, kad ta rinka nėra tik tai, ką matom, Nasdaq'e, kas leidžia. Yra labai daug bankai, pavyzdžiui, leidžia tikrai labai didelės 200-300 milijonų emisijos, kurios neteina niekada iki mažmeninių. Yra pačių perpetual bonds, kurios išleidę labai sveiki vietiniai emitentai, labai geri dėl tam tikrų priežasčių ir kurių mažmena net gyvenime nėra mačiusi. Tai reikia suprasti, kad jeigu tu esi mažmeninis investuotojas, nesvarbu net jeigu ir turtingas, tu nematai pirmiausia visos rinkos ir tu neturi galimybės tiesiog ją dalyvauti. Sakykim, Maxima Akropolis, tai tau yra pirminiam platinime garantuotai nepasiekimi. Praktiškai neįmanoma gauti lokacijos. Taip. Tada kalbant toliau, jeigu tu nori dėliotis portfelį tvarkingai, tai reikia suprasti, kad tu turėdamas 20 pozicijų, tarkim, nuolat turėsi išpirkimus, tada tau reikės juos vėl įdėti ir kai tu nematai pilnos rinkos ir negali iš anksto dalyvauti prie soundingė, dar kažkur, tiesiog nespėsi, nesidėliosi ir tada prasidės tas cash dragas, vadinamas, aš nežinau, kaip lietuviškai šitas vadinas. Nedirbantis pinigai mažins grąžą. Nedirbantis pinigai portfelį. Taip, ir tai natūraliai. Ir dar bus blogiau, jeigu kažkur prasidės problemos vienoje iš emisijų. Mes turėjom augos atveju, kuriam dalyvavom ir tikrai mažmenai buvo sunku, nes mes instituciniai susirinkom kartu, samdėm teisininkus, turėjom bendrą frontą, turėjom koordinaciją, turėjom, kas mus reprezentuoja, koordinavom savo veiksmus, visą informaciją dalinamės ir taip toliau. Ir tuomet, kaip aš nekėdavai su mažmeno, kuri, kad ir 100 tūkstančių turi, kas jau yra pakankamai tokia solidi suma, jie būdavo visiškai tamsoje ir tiesiog sakė, o kas vyksta? Kodėl čia vyksta? Tai tavo patikėtinis nekoordinavo jų veiksmų, kažkiek balsavimus turbūt kažkokius organizavo, bet turbūt jie negalėjo tarpusavį tartis, nes kontaktų net neturi. Ne, ten buvo minimali koordinacija tikrai ir buvo patikėtinis kažkiek darė dalykų, nežinau, kiek netgi priklausytų vėlgi, tai gana Lietuvoje tos patikėtinė funkcija tokia yra gana nauja ir tokia. Tai ypač, kai kažkas nutinka, tada tu kaip pavienis investuotojas esi labai keistoje pozicijoje, nes tu tiesiog nežinai visos informacijos neturi ir tu negali, neturėdamas informacijos, priimti pilną gerą sprendimą, kuris būtų geriausias pagal to momentu turimą informaciją. Tai dėl to aš tikrai sakyčiau, kad mažmeniniam investuotojui ilgojo laikotarpiu nėra realu pasiekti to rizikos ir grąžos santykio, kurį gali pasiekti profesionalus investuodamas, turėdamas daug kapitalo ir tą kapitalą išnaudodamas ne tik investavimui, bet ir tam informacijos gavimui. Nes vėl reikia suprasti, kad jeigu jūs turite 100 tūkstančių, pas jūs tikrai neteis emitentas ir nesakys, kiek aš galėčiau pasiskolinti, kiek aš galėčiau, kas čia tokia rinka. Nebus riboje, aišku. Bet pabandyti ir turėti dalį sveiką, bet jeigu kalbam apie didesnę dalį kapitalo, aš tikrai rekomenduočiau naudotis paslaugom ir tų paslaugų yra, tikrai rinkoje yra ir tikrai yra labai profesionalių gerų paslaugų, tai
nematau prasmės, kodėl reikėtų iš savęs daryti obligacijų investuotojų ir prekiautojų, jeigu tu jo nesi. Nes vėl, aš nežinau, gal žmonės laisvalaikiu, kaip aš visą naudoju tą pavyzdį apie spekulaciją, kai žmonės klausia, ar verta spekuliuoti, sakau, taip, ta prasme, Maxima irgi spekuliuoja, nueina, nusiperka iš ūkininko pieno ir tada jums parduoda ir uždirba. Bet tai jūs neįsit dabar pirkti pieno ir neveiks tiesiog fiziškai. Tai vėl čia grįžtam prie to paties, kad kiekvienas turim savo profesiją, savo darbą ir nebent norim keisti profesiją ir tapti profesionaliais investuotojais į obligacijas, skolos vertybinius popierius bendrąja prasme, tai gal geriau palikit profesionalam. Ir nepaisant to, kad jums kartais gali atrodyti 2 metų bėgyje, kad jūs uždirbat daugiau, galiu garantuoti, kad 10 metų bėgyje jūs daugiau uždirbsite tik dėl papildomos prisimtos rizikos ir tik tuo atveju, jeigu nei viena iš tų prisimtų rizikų nesimaterializuos. Bet jeigu pradės materializuotis, tuomet jums bus tikrai sudėtinga. Ir dar kartą noriu pasikartoti, kad tikrai Lietuvoje yra visas spektras skirtingų produktų, nuo bankinių produktų, kurie investuoja visai tokios, sakykime, nuobodžios obligacijas, iki privačios skolos fondų, kurie investuoja į tokią labiau egzotikos didesnę grąžą. Tai jūs galite rinktis, tikrai galite rinktis, kas jums tą ne privačios, bet bendrai skolos fondą valdys. Skolos portfelį, kaip nori, taip pavadinkit. Tai tiesiog eikit, pasižiūrėkit, pasirinkit ir manau bus geriau. Aišku, tik ta riba kartais yra nuo 125 000 ar ne informuotisiem investuotojim, tai jiems sudėtingiau tada yra, tarkim, prie jau tų profesionalių valdytojų prieiti. Bet šią dieną jau yra tikrai ir skolos fondų, kurie ten ir nuo 30 ir nuo 50 000 priema. Tai po truputį labiau tie produktai pasidaro prieinami, manau, o tiek, ką tu sakai, kad tam tikrą pasiekti diversifikacijos lygį, tai tu vis tiek turi mastelį turėti, ir tu gali sakyti, kad ten įdėsiu kiekvieną po 1000 eurų ir tam tikrą diversifikaciją, bet turbūt tiesiog jau ir transakciniai kaštai ir administraciniai bus didesni, beveik panašus už tą grąžą, kurią tu gausi, žinai, tai turi būti turbūt subalansuota ir tai, kad jeigu tas žmogus tikrai neturi ką vykti, tai tada gali bandyti susidėlioti arba tarkim, pas mus yra tokių, kaip lojalių investuotojų, bet jie tikrai turi kasdienius darbus ir jie tiesiog, sistematiškai deda, tarkim, į kiekvieną, naują emisiją tenais, kaip pavyzdys, ten 3-5 tūkstančius eurų. Tai, tu supranti, kad žmogus tiesiog vos ne nuo savo atlyginimo per porą mėnesių, tarkim, sukaupė tokią sumą ir vis tada į kitą projektą įdeda, tai, jeigu tokią sistemą turi, galbūt tam tikrą ir tą mastelį pasiekia ir diversifikacija, bet aišku, jeigu prasideda žymiai didesnės sumos, tai sudėtingiau yra tą padaryti. O klausyk, labai šitą temą mane patį labai domina, kada ir manai, kad bus matyti privačių įmonių obligacijų gynybos segmentui finansuoti? Sunku pasakyti, gal taip, nes labai priklausys nuo veiksmų laimėtojų, nes kaip pavyzdys dabar buvo rūdininkų miestelio konkursas, 3 etapai laimėjo, kaip čia 2 skirtingi konsorciumai, ir vieną etapą laimėjo konsorciumas, kuris turi partnerystę su NVL, reiškia, jie struktūrizavo infrastruktūros fondą. O kiti 2 etapai irgi, kurie irgi tikėtina turės partnerystę su kitų fondų, kur dar, kaip suprantu, neskelbiama informacija yra, tai kol kas gal nefišuosiu. Bet, tarkim, labai priklausys, ar tiem fondam pavyks surinkti pinigus per nuosavą kapitalą ar per ekvičio dalį, nes vis tiek tai yra labai ilgos trukmės fondai, turbūt spėju kokį 15 metų, ten +2+2, bent jau tiek, nes tu įdiniesi projektus, kurie jau yra 15 metų trukmės. Tai dėliu atveju, aišku, kas yra gerai su tokio tipo projektais, kad po 15 metų išmokėta viskas yra ir nebėra turto, kurį reikėtų kažkaip parduoti, realizuoti, tai tu tiesiog įsiperki į pinigų srautą. Bet gali būti, kad tikrai bus pakankamai sudėtinga pritraukti pinigus į tuos fondus, nes pensijų fondų rinka, žinom, tikrai bus paveikta dabar reformas, kai tikrai nemanau, kad didieji pensijų fondai alokuos į labai ilgalaikius instrumentus, nes jie valdys savo srautus išleisdami tuos pensininkus, neesamus arba būsimus. O tarkim, pritraukti pasiturinčių žmonių kapitalą, kur, sakysiu, užsirakink, 15 metų, tikrai labai toks ilgas horizontas, kur jau žmonėms sunku įsivaizduoti čia 5 metų bėgių, 3 metų bėgių, kas čia vyks.
Tai nebent kažkokie, gal čia family office, multifamily office, kur tikrai čia pasiryžę tikrai tie žmonės, kad yra tikrai patriotai, tarkime, net tėvynės ir nebijo to kapitalo investicijos 15 metų, kaip pavyzdys. Tai gali būti, kad nesurenkant to nuosavo kapitalo dalies reikės obligacijų, bet klausimas tada kokio tipo, nes tu vis tiek visada turėsi refinansavimo riziką, nes turbūt nedarysi 15 metų obligacijų ar galbūt ten 3-5 metų su mintim, kad tu vis jas refinansuosi. Tai manau, kad gali būti tokių pabandymų, bet dar kur yra niuansas viešumo. Nes aš pati esu leidusi obligacijas Šiaulių kariniam miesteliui vystomam Eikos ir prieš porą metų ir tuo metu dirbom su pensijų fondais, kurie investavo tą misiją ir ją reikėjo listinguoti. Ir kaip čia to pasiekoje labai žiūrėjom, kokio lygio tie atskleidimai gali būti, nes vis tiek, kas liečia tokius projektus, yra labai daug konfidencialios informacijos ir dabar pilnai išviešinti su prospektu ir parodyti, kaip čia visam pasauliui parametrus projektų, kas yra realiai, tai yra vieta, kur žmonės, karininkai ir kareiviai, jie tenais gyvens, sportuos, žodžiu, treniruosis. Tai yra tam tikri konfidencialumo apribojimai tiesiog. Ir aš nežinau, ar kažkoks bus trade-offas, kad kaip ir reikėtų prospektą daryti, nes tikėtina, kad didelę sumą pinigų reikia pakelti, bet tu nenori visko atskleisti ir tam tikri konfidencialumo yra apribojimai. Tai gali būti tokių pabandymų, galbūt, kaip pavyzdys, ten kokio 20-30 milijonų emisiją išleisti, kad šalia finansuoti, šalia ekvičio tą dalį, nes irgi reikia suprasti, kad tokio tipo projektai, jie jau turi apie 90-95% užskolinimą. Dėl to, kad jis sutinka finansuoti jau tradiciniai bankai, įskaitant ir Europos investicinis bankas, yra oficialiai indikavęs, kad prisidės prie šitų projektų. Tai jie jau naudoja tradicinę skolą, kuri yra praktiškai iki 95%, tai dar tos 5% praskiesti su obligacijom, čia jau gal iššūkis būtų, nebent, kad tai yra tikrai super saugus projektai iš tos pusės, kad tai yra valstybės mokėjimai. Ir tai tu turi srautą tiek aptarnavimui, tiek akumuliuotą srautą išpirkimui, tarkim, obligacijų, nes tai yra tikrai iš karto grįžta pastačius. Reiškia, tą infrastruktūrą po ten 2-2,5 metų pradeda grįžti tikrai pakankamai dideli pinigų srautai. Įdomu. Aš norėčiau vis tiek sulaukti kažkokio galbūt. Tu norėtum sudalyvauti? Aš nežinau, norėčiau sudalyvauti, aš pažiūrėsiu, kai keliaus kažkas, bet norėtųsi sulaukti kažkaip, aš gal labiau ne iš tokio infrastruktūrinio, bet iš kokio dronų startupo, kažką sulaukti. Visai norėčiau, būtų įdomu ir smagu ir atrodo, kad būtų ir taip prasminga, investuoti į bet tokį... tada jau su tam tikra rizika ir tada turbūt reikėtų, kaip čia visi projektai turi riziką, bet čia padidinta turbūt, jeigu tai yra startuolis tai tarkim, aišku, kas dabar yra gerai, kad yra tam tikrų priemonių ir valstybės remiamų, kaip pavyzdys ILTE Nacionalinis plėtros bankas, jie vis labiau dalyvauja per finansavimą, per įliejimą į ekonomiką pinigų. Ir teikia įvairias garantijas. Tai, pavyzdžiui, jeigu išleisti tokią emisiją, tarkim, su ILTES garantija, tada manau, kad kaip čia galima pakankamai saugiai sustruktūrizuoti ir, tarkim, net ir mažmeniniam investuotojam pasiūlyti, nes kaip pavyzdys jau dabar yra tokių priemonių, kur iki 80% emisijos jau galima padengti ILTES garantiją, tarkim, tai tokio tipo manau, kad galima pagalvoti. Bet, sakau, kas liečia infrastruktūrą, tai visai kitos apimtis ir tie patys konfidencialumai, nes net ir dronų, jeigu startuoliui tu struktūrizuosi obligacijų emisiją, vis tiek tam tikrą verslo modelį turi išviešinti, kur jie galbūt ne visada visi startuoliai nori, kad jų visos mažos ten būtų matomos, ypatingai pradžioje kai jie dar taip, kaip čia negali pilnai apginti savo produktą, gal ne visi patentus, tarkim, turi. Tai tu mažiau nori tos tokios komercinės informacijos turbūt atskleisti, bet manau, kad įmanoma struktūrizuoti. O šiaip, aišku, visada gali žmonės sudalyvauti per gynybos obligacijas, čia irgi valstybės lygmeniu, tie buvę tie vadinami taupimo lakštai ir kur buvo realiai pakeistas pavadinimas į gynybos obligacijas, kurie, aišku, generuoja 2% grąžą, tai nėra tokia patraukli mažmeninukam.
Bet turbūt geriau negu nieko, ar ne, ypatingai jau, kai tikrai ta indėlių grąža irgi ženkliai yra pamažėjusi, tai tokia kaip alternatyva kažkokiam laikinam pinigų priparkavimui, manau, kad irgi galima svarstyti. Galėtų šiek tiek pajudinti, nes kai 6 mėnesių riboras didesnis, tai toks net taip suskaičiuoti nesigauna. Taip. Jo. Čia irgi klausimas dar vienas, tiesą sakant, iš vienos mūsų investuotojos. Ir klausimas yra, kaip turėtų atrodyti obligacijų dalis bendrame investicinio portfelio kontekste. Tai jau čia kalbame, tarkim, apie pasiskirstimą ar ne, tarkim, akcijų, obligacijų, galbūt kažkokių indeksinių fondų, ten startuolių, tarkim. Ir kaip tai priklauso nuo rizikos apetito ir investuotojų amžiaus. Sakyčiau, kad visuomet formuojant portfelį, pirmiausia, svarbu suprasti, kaip tu jautiesi su to portfeliu. Tai yra, ar tu gali ramiai miegoti ir ar to viskas yra gerai. Nes tikrai šitą susijimą su amžiumi aš suprantu dėl akademinių priežasčių, bet aš nepradėčiau nuo amžiaus. Tikrai yra žmonių, kurie būdami 70 metų gali laikyti 100% akcijos ir jiems viskas to gerai ir tiesiog ir komfortiškai jaučiasi. Taip, ir patys jaučiasi, ir asmeninė finansinė situacija leidžiasi ir taip toliau. Bet yra žmonių, kurie ir 30 būdami negali investuoti į akcijas, nes tiesiog nemiega, kad ten 3% nukrenta. Tai čia yra ta tokia, sakau, labai svarbi pradžia, kur tu pats su savim atsėdi ir pasišneki. O kaip tau atrodo, kiek tu gali ir kada tu jauties pakankamai gerai, kada netrukdo tau gyventi, dirbti, miegoti ir taip toliau, tai kad rinkos svyruoja. Nes vėl, klasikinė teorija, kad kuo jaunesnis, tuo daugiau į akcijas, vėliau einame į obligacijas, galima naudoti 60-40 portfelį, yra įvairių tų variantų, bet jie visi kyla iš tam tikrų, sakykime, tokių pradinių taškų, kurie yra skirti vidutiniam teoriniam žmogui. Ir tas vidutinis teorinis žmogus, tai yra labai gerai, kai tu rašai kažkokį ypač akademinį popierių ir tada ten viskas veikia, bet kai tu ateini į praktiką su to vidutiniu teoriniu žmogum, tada viskas pradeda labai greit lūžinėti. Jeigu taip paėmus, aš sakyčiau, kad vėlgi, suprasti kokios obligacijos, nes aš nemanau, kad bet kokiam mažmeniam investuotojim, tarkim, į valstybinės obligacijas verta investuoti dėl bet kokių priežasčių. Tiesiog indėliai yra geresnė to alternatyva, jeigu mes nekalbam apie ten milijonus eurų, nes indėlis yra greičiau, paprasčiau, mažiau sąnaudų, taip toliau. Jeigu norima tiesiog labai labai didelio saugumo ir labai didelio likvidumo, tiesiog reikia indėlį tada pasimti ir indėlį turėti ir ten iki kelių šimtų tūkstančių, jeigu per porą bankų, viskas veikia. Jeigu yra tada idėja uždirbti senatvėje, pavyzdžiui, vėlgi reikia suprasti, kad pirmas tikslas yra uždirbti ir yra daug laiko ir tada rinkų svyravimai yra mažesni. Reikia paklausti savęs, jeigu tau yra 25 metai ir tu nori tiesiog kuo daugiau uždirbti, sukaupti investicijose, ar tu iš vis reikia obligacijų? Nes obligacijos natūraliai jos visos turi generuoti, mažai ką aš jau sakiau, kad jeigu nori akcijos grąžos, perki akcijas. Obligacijos turi generuoti mažesnę grąžą, nes jos turi mažesnę riziką, mažesnį kintamumą. Ir tada jau iš viso šito, ką pasakiau, reikia pagalvoti, pat kurioje tu gyvenimo vietoje esi ir kam tu tiksliai investuoji. Ar tai yra pinigai, kurių tau galbūt reikės ten po poros metų? Ar tai yra pinigai, kuriuos tu kaupi 30 metų? Galbūt tu tiesiog dabar kaupi pinigus 30 metų, bet dalies jų reikės po poros metų arba nereikės ir tu iš galo nežinai. Ir atsispiriant nuo to ir formuoti tą krepšelį, būtent žiūrint į tai, koks yra tikslas, koks yra galutinis tikslas ir kaip tu jautiesi eidamas į tą tikslą. Bet tikrai nesakyčiau, kad yra kažkoks konkretus skaičius, kad būtent tiek ir tiek, ar būtent tokiam amžiui tiek ir tiek. Kad šitą informaciją kaip tik jinai ne tai, kad klaidinanti. Gali klaidinti, nes nėra pritaikyta konkrečiam žmogui. Ar ne, kad... Ir tu gali būti, kad ateisi iki tam tikro amžiaus, kur tau sako, va dabar turi turėti tiek obligacijų. Nereikia. Arba atvirkščiai gali būti, kad tu esi jaunas, bet tavo tikslam pasiekti reikia būtinai mažai svyruojančio portfelio ir galbūt tau nereikia tos 10% grąžos, nes jeigu jeigu tu 7 metam, tarkim, investuoji, ar 5 ar 7 metam, tada tau sudėtinė grąža turi mažiau reikšmės negu 30 metų investuojant. Ir tada skirtumas tarp 7 ir 10% grąžos per laikotarpį yra ženkliai mažesnis finansinė tiesiog išraiška. Tai tiesiog labai yra daug. Daug sudedamųjų dalių ir nuo tikslo, ir nuo rizikos apetito, ir laikotarpio, ar nepriklauso. Bet taip, paimkim standartinį, tarkim, žmogų, ten, nežinau,
nenoriu sakyti vyras ir moteris, bet tarkim 42 metų, tarkim, kuris kaupia ten savo, nežinau, vaikų, tarkim, mokslam, ne, ir turi, kaip pavyzdys, ten 30 metų horizontą, ne, nes tiesiog vyrai gal, tarkim, mažiau gyvena trumpiau negu moteris Lietuvoje, dėja vis dar statistika, tai tarkim, vyras 42 metų, turintis ten 2 vaikus, kurios norės išleisti mokslus, ten, tarkim, po 10 metų, tarkim, nes jie jau gal ten mažiai yra ir vat, nori 30 metų, jau praėjus, kai bus jam, ten 72 turėti ir už ką, tarkim, jau būtų išmokslinęs tos vaikus ir kažkokią pagalbę sutaupęs savo, tarkim, kaip pensijai ar ne tam pragyvenimui. Tai ką pasiūlytum tokiam investuotojui? Aš tai sakyčiau atskirti 2 dalis, tai pirmiausia, kas pensija ir pagalbiai. Viską tiesiog dedi į akcijas ir miršti, nes dar daug laiko liko ir nežiūrim. Taip. O vaikų mokslam, jeigu už 10 metų, tada jau taip, tada aš čia manau jau yra tema, kur galima kalbėti apie fiksuotą pajamingumą, apie skolos vertybinius popierius. Kokia tai forma bebūtų nesvarbu, nes per 10 metų, kaip sakiau, ta sudėtinė grąža turi mažiau reikšmės ir tu gali tikrai susiformuoti iš fiksuoto pajamingumo priemonių portfelį, kuris ten generuoja 6-7-8% nuo rizikos apetito. Per 10 metų akcijos, aš dabar bijau pameluoti, bet man atrodo, yra apie 15, gal 20, gal 15 arčiau procentų tikimybė, kad jeigu tu įdėsi bet kuriuo metu ir po 15 metų iš akcijų rinkų įsimsi, kad ta suma bus mažesnė. Ta 15% tikimybė nėra didelė, bet jeigu tu konkretų tikslą turi vaikų mokslam, tai turbūt būtų nesmagu po 15 metų gauti ten 15%, po 10 metų 15% mažiau gauti ir tada galvoti iš kur. Tai tokiems trumpesniems tikslams aš sakyčiau, kad tikrai galima gana reikšmingą dalį jau alokuoti į skolos instrumentus. Į skolos instrumentus ir tiesiog labai ramiai laikyti, nepergyvenant, kad tu ten uždirbi ne 10, o 7 ar 8%. Vis tiek labai gerai. Taip, vis tiek ir tu tada žymiai garantuočiau pasieksi tą tikslą ir tau bus ramiau. Tai taip, kai apie konkrečius dalykus kalbam, turbūt šiek tiek yra lengviau kalbėti, bet labai tą noriu pabrėžti, aš čia neseniai rašiau, bet negalvokit, nesijunkit dažnai Excelio ir netempkit 40 metų eilučių ir tada neskaičiuokit pagal tai investicijų, nes tai labai gali daug tokių privesti prie labai klaidingų ir nepamatuotų sprendimų. Tiesiog labai aiškiai įsivaizduokit laikotarpį, nes kuo mažesnis laikotarpis, tuo mažiau svarbi tie skirtumai tarp grąžos, nes visi jau yra išmokyti, kad nepirk brangaus fondo, arba nes labai daug mokesčių suvalgys, arba investuok ten, kur kuo daugiau gali gauti, nes tas 1% per 40 metų ten padaro 100 000. Taip, visa tai yra tiesa. Jeigu mes kalbame apie 5-7 metų horizontą, tai tie skirtumai tampa žymiai mažiau reikšmingi ir tą visuomet reikia įsivertinti ir tada reikia pagalvoti, ar tikrai tam laikui tu nori prisimti didesnę riziką, ar dėl kelių tūkstančių eurų galbūt tai yra neverta, galbūt svarbiau išlaikyti tą, ką investuoji ir uždirbti per laiką keliais tūkstančiais mažiau, bet su žymiai mažesnė rizika. Taip. Gerai, grįžtum dabar prie konkrečių visai dalykų, tai papasakok, kokia buvo paskutinė obligacijų emisija, kurią investavai ir kodėl? Tai paskutinė buvo, man atrodo, Modos grupės refinansavimas. Pavyko sudalyvauti ir gauti alokaciją. Sveikinu. Tai nežinau, kad ne visiems pavyko. Bet kadangi buvo prioritetas esamiem investuotojam, tai kaip čia pačiam pirminiam, kai dalyvau, tai tas įvyko tam tikras, kaip scalebackimas vadinamas, kad ne visa alokacija. O dabar jau, kaip pavyko refinansuoti, nes net ir pažemėjus, kaip čia grąžai ir siūlomam kuponai, man rodos, buvo gal 8,5 ar ne, kažkas tokio, ar 8,5, gal, arba tiesą sakant, kadangi automatu tą dariau, tai net taip, daug nežiūrėjau, nes tikrai vis dar manau, kad yra gera investicija pagal, kaip grąžos ir rizikos santykį. Tai kažkaip tuo metu, kai ten jau buvo tas pirminis siūlymas ir kadangi buvo sukintama palūkanom kuponas, tai man atrodo 11% ten gavosi pajamingumas, tai tuo metu galvojau, kad per geras yra pasiūlymas, tiesiog, bet supratau, kad tai yra, kaip čia supanavo tuometinė aplinka aukštų bazinių palūkanų.
O dabar tiesiog manau, kad vis dar, kol yra ten 8 virš 8, vis dar yra gera investicija. Tai vat, nežinau, tu turbūt dar neseniai, turbūt praeitą savaitę kokią darai investiciją, kad čia vėlesnė, nes čia buvo, man atrodo, gruodžio pradžia. Tai, modusas. Žinai, pirmiausia apie modusą, pas mus tokia kuriozinė situacija buvo, nes mes irgi turėjom. Bet negavote lokaciją? Ne, mes rolinom, bet tada mūsų tarpininkas sako, kiek ant viršaus užmesit. Ir mūsų tipinis, dabar pirminiai rinkoje tipiškai mes taip statom kažkur 3 milijonus, 2 milijonus eurų. Ir žiūrim į visą situaciją, suprantam, kad konvertuos turbūt visi. Ir tada galvoju, o koks skirtumas, kokį aš skaičių pasakysiu. Realiai, ta prasme, aš galiu 5 milijonus sakyti, bet tu nieko negausi. Tai mes ten šitą tiesiog dėl to labai atsiūnu, bet jo, mes prisikonvertavom, irgi gavom šiek tiek nureštą natūralią lokaciją, bet manau, kad tikrai kokybiškas geras projektas. Ir šiaip man žavi tai, kad tiesiog jie skolinas už plus 600. Yra jų toks, žinai, nesvarbu, bazinės keičias, viskas gerai, bet turi tiesiog žmonės politiką. Plus 600 nuo bazinių mes skolinamės. Tai mane tas žavi. O šiaip investicijų, ta prasme, mes per dieną dalyvaujam 3-5 pirminėse emisijose. Tai pasakyti, žinai, kuri čia buvo paskutinė. Aš nežinau, kol mes su tavim šnekam, ar kolegos kažkur, ir bei garantuoti kažkur pagal laiką, kažkur tikrai sudalyvavo. Ir tai yra nuo Suomijos infrastruktūrinių kažkokių pusiau valstybinių įmonių, kurios elektros tinklais užsiima, nes matom, kad eina virš kreivės plus 20 bazinių, kas ant 10 metų suponuoja, kad gali ten labai gerą grąžą pasimti iš kapitalo pokyčių, iki Deutsche Banko perpetual obligacijų, iki Unicredit, antrą kartą gyvenime Unicreditą pabandėm irgi obligacijas, pirmą kartą nukrito 1,5% iš karto papirkimo, dabar procentų, bet biškiai atsigaudinėja. Tai sakėm, kad nieko piečiau Müncheno daugiau nepirksim, tiesiog ties Münchenu brėžiam ribą ir važiuojam priekį. Tai jo, pas mus šiek tiek kitaip vyksta ir pasakyti, žinai, kokią paskutinę nupirkom. Apimtis yra visai kitas. Jau sudėtingiau šiek tiek. Kas yra refinansavimo rizika? Refinansavimo rizika būna tada, kai tu tikės, kad tau atiduos pinigus, bet neturi iš ko emitentas atiduoti pinigų. Tai aš sakyčiau, čia yra refinansavimo rizika ir jinai yra dažna ir labai svarbi, nes reikia suprasti, kad gal grįžtant taip visai toli į praeitį, kad tarkim 80 metais tą laiką paėmus, buvo tikrai daug įmonių, kurios šiaip buvo kredito kokybės prasme, jeigu taip žiūrint, viskas jom buvo gerai. Bet jos tiesiog negalėjo gauti pinigų tuo metu, kai joms reikėjo refinansuotis. Einant toliau, buvo COVIDas. Per COVIDą irgi kas bandė refinansuotis, buvo labai sunku, buvo atidėjami refinansavimai, ne dėl to, kad tai buvo blogos įmonės, o dėl to, kad buvo blogas laikotarpis. Ir refinansavimo rizika yra tokia šlykštesnė tuo, kad tu nebūtinai ją gali įvertinti, nes tai gali būti labai puikia įmonė, viskas ją gali būti gerai, bet rinkos sąlygos gali būti tokios blogos, kad net ir labai gerai įmonė negalės refinansuotis. Bendrai su refinansavimo rizika, aš manau, dabar susidursim vis labiau, nes buvo išleista žiauriai daug obligacijų. Tikrai čia virš 100 listinguota pas mus Baltiksuose, yra skirtingų emisijų su skirtingais terminais ir tie terminai jau atėjo arba ateis ir ateityje dar bus. Ir ką matau, tai kad kai kurie žmonės perima tą kūrybingąją refinansavimo praktiką. Nes buvo, kad aš prieš 2-3 metus gal pastebėjau tokį dalyką, kaip užsienyje tam tikros įmonės atsiunčia tau esminį įvykį. O dabar mes pratęsim obligacijas. Tiesiog be balsavimo, be nieko tiesiog. Ne, balsavimas, bet balsavimo būdu pratęsim. Kaip čia, kodėl čia nevyksta tas normalus procesas, kur kažką darom. Tai dabar ir Lietuvoje jau padažnėjo šito, kur tau sako, dabar balsuosim, ar pratęsim ar ne. Iš vienos pusės tai gali atrodyti tiesiog, gal tai yra efektyvu, bet iš kitos pusės dažnai taip nutinka, nes emitentas, vėl, tai gali būti ir geras atvejis, tiesiog tai gali būti verslo efektyvumo prasme labai viskas efektyvu, pas tai daug yra tiesiog didelių, tu matai, kad knygose turi, nežinau, didžiąją dalį institucinių investuotojų ir tu tada pasižiūri į sąnaudas pratęsimo normalaus ir sąnaudas balsavimo, tu sakai, perskambini tiem visiems 5 institucijams, sakai, žiūrėkit, padarom taip, balsuojam, bus paprasčiau, pakeisim sąlygas per šitą balsavimą ir uždarom klausimą.
Čia yra atvejis, bet būna ir atvejų, kai emitentas taip daro dėl to, kad nėra kitų variantų, nes tiesiog tuo metu neturi likvidumo. Ir tai vėlgi gali būti geri emitentai, kaip sakiau, bet jie tiesiog tuo metu neturi likvidumo ir jie tada balsavimo būdu, tarkim, pratesnė obligacijas, kas man patinka žymiai mažiau ir, kiek žinau, ir reguliatorius jau yra atkreipęs dėmesį mūsų vietinėje rinkoje tai, kad ne visai gerai taip daryti, nes iš esmės tada tu investuotojus tai prieš faktą ir tada tu vėlgi arba balsuoji taip, arba tada jau nebebalsuosi, arba labai daug balsavimo ateitį turėsi. Jo, tada jau labai daug balsuosi į ateitį, ką daryti. Tai šitą refinansavimo riziką, ją tikrai reikia labai gerai vertinti ir tiesiog, jeigu turit obligacijų, visuomet pažiūrėkit, kai jau kokiam taip 9 mėnesiai lieka iki jų pabaigos, bandykit pasivertinti tiesiog bendrai ekonominę, makro situaciją, paties emitento situaciją ir pagalvoti, ar jeigu yra galimybė, ar neverta tiesiog antriniai rinkoje realizuoti tų obligacijų ir pereiti į kitą projektą, nes tikrai tokia šlykšti, sakykime, rizika, kuri gali atsirasti labai greitai ir, sakau, tikrai dažnai jie susiduria labai geros kokybiškos įmonės dėl kažkokių išorinių aplinkybių. Jo, turbūt, jeigu taip, žinai, konkrečius pavyzdžius galim paliesti, ar tai praeitais metais buvo tokių, kaip čia, atidėtų išpirkimų, būtent jau įsijungia ta refinansavimo rizika ir reikėjo pratęsti terminus. Tai turbūt konkrečiai Orkelos projektas Švento Jokūbo, kur 2 kartus buvo atidėtas išpirkimas, sausį ir liepą, man atrodo, buvo, reiškia, 2 atidėjimai. Ir vis tiek galų gale, ačiū Dievui, kulminacija įvyko jau rudenį, kad atėjo SEBas, profinansavo visą projektą, ten viešbutis ir mokykla, ir tada jau išpirko tos obligacijų turėtojus. Aišku, tie balsavimai vyko ir tikrai realūs buvo ir manau, kad emitentas daug turėjo pastangų įdėti, kad iškomunikuoti ir su visais ir susirinkimus padaryti, nes tikrai reikėjo kaip čia įtikinti turbūt investuotojus, kad viskas gerai, tiesiog dar truputį atsideda tas sprendimas, kad, tarkim, dabar neišpirksim, bet dar truputėlį, nes dar bankas nespėjo ateiti ir atidedam, dar ten, tarkim, mėnesim kaip padaryta. Kitas variantas, kur toks gal mažiau jau geras spėjų, tai ir nežinau, kaip tu vertini, įdomu, tas atsinaujinančios energetikos investicijos, kur turėjo refinansavimas įvykti gruodžio mėnesį. Ir jie dalinai kaip ir turėjo srautą, iš ko galėtų uždengti, bet nepilnai visą emisiją, kad išpirkti. Ir buvo jau organizuojami tam tikri platinimai, kad tą refinansavimą padaryti, bet vis tiek gavosi, kad kaip čia, uždengia tik 50% obligacijų vertės ir atidėjo išpirkimą. Tai nežinau, kaip tu vertini, ar čia vis dar kaip refinansavimas įvyko, ar čia jau toks einam į tokią teritoriją, kur, kaip tu sakai, prieš faktą pastato investuotojus ir tu nelabai turi pasirinkimo. Kaip tiesiog, nežinau, įdomu tavo nuomonė. Čia toksai buvo įdomesnis tikrai variantas, kur iš dalies išperkam, iš dalies paliekam. Ir vėl čia turbūt tas pavyzdys, kur šiaip turto yra, ką parduoti yra ir gali užtrukti, ar ne? Jo, ir tai užtrunka dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių, čia jau turbūt sunkiau pasakyti ir čia jau emitentas sprendžia, kada realizuoti ir kokiom sąlygom geriausiai tą turtą. Bet taip, tai yra toksai įdomus atvejis ir manau, kad čia gal toks šiek tiek ir tas, apie ką irgi labai mažai šnekame, bet kas visuomet teoriškai buvo ir dabar manau, kad ir daugiau bus tokių pavyzdžių, kai mes turim fondinę struktūrą, kuri turi investuotojus į equity ir turi skolą. Ir tada ką daryti šiuo metu AEI, ar jiems pardavinėti turtą nepalankiomis sąlygomis ir grąžinti skolą ir tada džiuginti kreditorius. Ar vis dėlto... Ir nuliūdinti. Taip, nuliūdinti. Ar vis dėlto bandyti šlaviruoti ir tada sakyti, žiūrėkit, dar pabūkim, biškim gražinam, dabar pratęsim, bet tada visi bus laimingi, jeigu viskas bus gerai. Tai čia yra tie interesų konfliktai, kurie senai jau turėjo pradėti lysti ir man tiesiog yra keistoka, kad tik dabar jie pasimato, bet dar rinka apie tai turbūt mažai galvoja, bet aš atsimenu, kad struktūrizuojant kažkurią dar labai senai prieitam gyvenime, aš šito užsiėmiau, aš šitą sakiau, kad gali būti reikalų, kai tu turėsi, ką tu pirmą tenkini, kuriuos investuotojus. Ir jeigu tai yra įmonė, kur tiesiog yra akcininkai, tai vėl tai yra viena.
bet kai yra iš visų pusių tik išoriniai investuotojai, tada yra kitaip. Tai tas, sakau, pavyzdys yra, aš manau, tiesiog materializacija dar kitos rizikos, tai yra šitos interesų konfliktų tam tikros rizikos, nes jeigu nebūtų investuotojų, tarkim, iš išorės, aš manau, akcininkas būtų tiesiog priėmęs sprendimą realizuoti turtą pigiau, atskaityti su kreditoriais, na ir prisimti savo tą nuostolį, bet dabar išoriniai investuotojai to ne. Ir aš pakankamai gerai suprantu tą motyvaciją taip daryti. Aš tikrai nemanau, kad čia yra blogiausia vieta, kur šitas nutiko, nes manau, kad viskas ilgainiui čia bus gerai, kaip ir su Arkela. Tiesiog buvo objektyvių priežasčių, kodėl taip nutiko. Ir čia aš manau, kad ilgainiui viskas bus gerai. Pats metodas, nežinau, aš tikrai nesakyčiau, kad taip visiems reikėtų elgtis ir tiesiog sakyti, einam balsuoti, o galbūt yra kokių kitų būdų, kitų galimybių irgi tai padaryti. Kaip manai, kodėl Lietuvoje tokia neaktyvi antrinė obligacijų rinka palyginus? Tai čia tokia kaip dilema yra iš tikrųjų ir dalinai ir aplinka tą diktuoja. Manau, kad šiaip, jeigu taip žiūrėt, kaip čia bendrai obligacijų pasaulį, tai aišku, kad visada ta rinka mažiau likvidi, tarkim, negu akcijų rinka, negu biržos, dėl to, kad tiesiog viską žymiai sudėtingiau ten pirkti, parduoti, nes yra tam tikri skirtumai įsivaizdavimo, ten bidas spredai, transakciniai kaštai. Tai nėra taip paprasta turbūt kaip su akcijom, man atrodo, bet kitas dalykas, kad dar mes buvom tokioje aplinkoje, kur buvo labai sunku gauti tų obligacijų, ypatingai gerų emitentų ir tie vadinami nuolatiniai oversubscriptionai, perteklinis susidomėjimas tom obligacijom misijom irgi manau, kad ta situacija padiktavo, kad tu jeigu gali nusipirkti pirminėje rinkoje ir gauti alokaciją, tarkim, kaip pavyzdys Modus grupės, tu nenori parduoti, tu nori įsikibęs laikyti tą obligaciją ir laikyti iki išpirkimo, nes tu tik džiaugiesi, kad tu gavai, žinai, tą alokaciją, nes tu galėjai tiesiog nepriimti arba skėlinti, sumažinti tavo alokaciją. Tai manau, kad tas irgi veikia, kad ir vis tiek ten visada istoriškai tai buvo daugiau institucinių investuotojų rinka, ne mažmeninių. Dabar, aišku, daugiau mažmeninių atsiranda, nes jie tikrai jau gali tuose pirminėse pasiūlymuose sudalyvauti. Ir dabar atsiveria tam tikros galimybės jau, kaip Nasdaqas kūrė infrastruktūrą, kad, tarkim, platinimai per pačią biržą vyksta, reiškia, pajungiant į skirtingus platintojus ar brokerius, kaip per visas 3 Baltijos šalis. Tai tas procesas gerėja ir, kaip tu gali jų įsigyti, kaip tu gali jas treidinti, paskui jeigu nori parduoti. Bet manau, kad ir psichologinis toksai, kad tu, pavyzdžiui, kai tu perki fiksuoto termino, tarkim, instrumentą, tai tu taip mentaliai nusiteiki, kad aš 2 metus laikysiu šitą obligaciją ir nebenori vargti, ten, kaip pasakyt, bandyti uždirbti už kažkokio skirtumo, kaip jinai tenai streidinas, ar ne? Nebent tu esi, kaip tu žinai, profesionalus investuotojas, kuris išlošia iš tam tikro to, kaip arbitražo, kad tarkim, vis tiek kinta truputėlį ta obligacijų kaina per laiką, ir tu kažkur gali susirinkti tos grąžos komponentus jau biržoje, tai manau, kad mažmeniai investuotojai tai tame tikrai nedalyvauja. Galbūt kažkurie bankai, sunku pasakyti, ir tada suponuoja, kad nėra to likvidumo iš tikrųjų, nes tu gali išstatyti ten savo poziciją, nežinau, ten 5 ar 10 tūkstančių eurų bandyti tas obligacijas parduoti, bet tiesiog didelėm per maža, žinai, dalis, o mažiukai irgi toks, daug vargo dėl labai mažai naudos, kad tu ten kažkokį skirtumą, žinai, bandysi, reiškia, uždirbti. Bet vis tiek per laiką manau, kad ta infrastruktūra gerės ir kūrėsi šiaip, kaip čia, paralelinės infrastruktūros, jau fintechai tame dalyvauja, kad būtų galima kuo labiau tą antrinę prekybą suaktyvinti. Tai manau, kad čia tokia dabartinė situacija ir toks, galima sakyti, status quo, bet per laiką keisis, nes gal, aišku, tie mažmeniniai, jie neturi tokios agreguotos masės ir sprendimo priimimo teisės, kad priversti, tarkim, suaktyvinti tą rinką ir kažkokius ten, nežinau, infrastruktūros pakeitimus daryti, tarkim, biržose, kaip jis Nasdaq'e. Bet kaip čia pati birža yra suinteresuota labai, kad tos transakcijos vyktų, nes normalu, kad jie uždirba nuo kiekvieno to prisilietimo investuotojo, prie pirkti, parduoti, tarkim, ar ten prie listingavimų, tarkim.
Tai jie labai yra suinteresuoti gerinti tą prieinamumą ir kad galėtų investuotojai prie tų instrumentų prieiti, bet kas yra tikrai komponentas dar, kad tu negali tiesiai prieiti prie biržos, kaip reiškia galutinis investuotojas, tą vis tiek reikia eiti per brokerį, tas iš karto suponuoja tam tikrus transakcinius kaštus, nes tu turėsi už tą paslaugą mokėti, bet per laiką turbūt atsiras tokių sprendimų, kur galėsi tiesiai eiti ir tradinti. Ir aš tiesą sakant, nesu tiek gerai pažįstama su kripto rinka, nes visai nedalyvauju dėl asmeninių įsitikinimų, bet spėju, ten labai daug to yra prieimo tiesiai prie biržos ir to tradinimo. Tai tiesiog ir paprastesnės infrastruktūros turbūt reikia ir tam tikro noro akumuliuoto, kad tikrai būtų spaudimas iš mažmeninių investuotojų, kad mums būtinai reikia aktyvios tos antrinės prekybos, nes kol kas jie nenori. Kad jie atvirkščiai džiaugiasi, kaip sakiau, kad nusipirko tam tikrą obligaciją. Žinai, vieną tokį dalyką matau, kad per paskutinius, pavyzdžiui, metus išleistos obligacijos, 12-15 mėnesių. Jos yra aktyvesnės negu būdavo seniau. Bet tas man yra labai įdomu žiūrint į tą vietinę mūsų rinką, 4 kokius metus. Tikrai būdavo tie populiariausi vardai, žinai, dėda ten LHV koksai, ten tiesiog visi, kurie žinomi, tai ten būdavo sandorių. Dabar kas yra keista, kad nauji beveik visi vardai, jie juda ir aš dar neturiu gero atsakymo, kodėl. Čia aš jau atmetu tas usual suspect, žinai, kur ten jau 10 metų birža ir visi ten žino, bet netgi atrodo, kartais tu taip pažiūri, kas čia vyksta, kodėl čia kažkas vyksta. Jo kiekis tai padidėjęs, stipriai yra investuota, ir yra statistika, kur ir Nasdaq'as ją išleidžia ir šiaip labai gera statistika yra, kurią renka mokesčių inspekcija, nes jie mato realius, kaip visais kuponų mokėjimus, pavyzdžiui, ir kas gauna pajamas, uždirba iš obligacijų. Tai jie mato per mokesčių mokėtojų skaičių, nes tai, kad tu ten turi vertybinių popierių sąskaitą, nebūtinai reiškia, kad tu, esi aktyvus dalyvis rinkos. Bet jeigu tu jau gauni, kuponų mokėjimus, tai akivaizdu, kad tu jau dalyvauji, toje rinkoje ir jinai yra ten kartais, gal 4 kartus išaugusi per pastarosius porą metų, kiek yra tų dalyvių, kurie dalyvauja kaip pavyzdys obligacijų rinkoje. Tai manau, kad dar irgi tam tikra įtaka yra, kad yra tada, aiškia, tų pirkėjų pardavėjų, tiesiog skaičius didėja ir gaunasi, kad tas likvidumas truputėlį gerėja ir jie, aišku, perka naujausias obligacijas, investuoja ir tada automatiškai gal daugiau to likvidumo atsiranda. Bet, nežinau, per artimiausius porą metų tai dar kol kas nematau, kad kažkokia labai didelio proveržio per laiką, gal kai akumuliuota kažkokia gausis masė, galbūt pamatysim jau ir dar tokia labiau aktyvesnė tą prekybą. Tautvydai, tau toks gal paskutinis klausimas. Kas tave neramina Lietuvos obligacijų rinkoje? Ar yra kažkas, kas neramina? Daug dalykų. Daug dalykų neramina. Ne, šiaip tikrai, kas labiausiai neramina, tai ką veiks tie žmonės, kurie prieš 2 metų pradėjo pirkti ir pirko viską, kur čia kiekviena emisija buvo paklausa pasiūla kartais viršijo ir nors dalis tų emisijų turbūt viskas bus gerai, bet kai kurios jos yra ant tiek kreivos, kur net nesupranti, kaip kažkas jas iš vis paleido į gyvenimą, nes tai yra nesąmonė. Ir man neramu dėl to, kas bus, kai jas reikės refinansuoti, šiaip kas bus su tam tikrais emitentais, kurie neturėtų būti tiesiog objektyviai, jie neturėtų būti rinkoje, turėtų dar tvarkytis savo visą struktūrą, finansus ir taip toliau. Tai kai turim virš 100 obligacijų ir tai nesirado, jeigu būtų, per 10 metų, taip nuosekliai po truputį atsiradę, tai sakyčiau, okei, tarkim, tai per porą metų nuo nulio realiai užsisuko iki tokio dydžio ir mastom. Aš manau, pradės atsiradinėti, eižėt tas toksai, kad viskas yra gerai, kiekviena obligacija yra gera, čia viskas yra saugu. Ir kai pasitikėjimas pradės po truputį įsivruoti, kas bus tada, ar mažmeniniai investuotojai neatsitrauks, nes ne vienoje valstybėje buvo istoriškai šitas pats pavyzdys, kur atsirado obligacijos, tada visa rinkos labai greit pradėjo augti, tada atsirado labai daug nesąmoningų vardų ir tada viskas išsitaškė, tada obligacijų rinka ilgam tapo vėl labai neaktyvi. Tai turbūt šitas dalykas mane labiausiai vietiniai rinka neramina, nes aš tikrai norėčiau, kad ta vietinė rinka būtų stipri, tvari ir kad galėtų mažmeniniai investuotojai labai normaliai tiesiog dalyvauti tose fiksuoto pajamingumo priemonių rinkoje ir įsigyti skolos vertybinių popierių per daug nepergyvendami. Tai
Bet manai jau, kad šitie metai bus tokie kritiniai, kad atsiras tam tikrų perturbacijų, kaip tie, kurie užsipirko, gal čia, žinai, paspirs tą kibiriuką toliau, refinansuos ir ten toliau viskas tęsiasi, vakarėlis. Gal, bet vis tiek tai mane neramina, jeigu dažnai gal nebus. Netvaru tiesiog. Jo, nes tikrai nėra iki galo tvaru ir jo, aš labai norėčiau, kad nieko tokio nenutiktų, kad viskas tiesiog kažkaip įsirutuliotų gražiai, kad būtų vienas kitas ten nemokumo atvejais, kažkokia restruktūrizacija, bet taip gražiai tvarkinga, aš tikrai norėčiau, bet tiesiog prisimenu Vokietijos pavyzdį, kur prieš maždaug taip 10 metų buvo labai dereguliuota rinka, būtent mažų vidutinių įmonių finansavimo per obligacijas. Buvo išleista per kelis metus, aš dabar tikslių skaičių nesimenu, bet labai daug obligacijų. Tada pasirodė, kad ten keliasdešimt procentų buvo tiesiog fraudai, skemai ir taip toliau. Rinka išsitieškė ir realiai jinai pradėjo atsigaudinėti prieš 2-3 metų. Tai va, truko apie 10 metų atsigaivimas Vokietijos biržoje ir šiuo metu mes daug dirbam su Vokietijos emitentais ir Vokietijos rinkoje ir prekiaujam tiesiogiai Vokietijos biržose. Tai dabar jau matosi dar tie randai tokie likę, nes tik kažkas emitentų ne taip, matai kaip kaina čiuožia žemyn, nes visi prisimena tuos laikus. Traumą turi iš tų laikų. Taip, tai aš pat to labai nenorėčiau mūsų vietinį rinką, aš norėčiau, kad jinai tvariau vystytųsi ir kad geriau lėčiau užtikrinčiau, bet tvariau ir kad būtų ilgojo laikotarpio, kad tai būtų tikrai tokia solidi tvirta rinka, kur žmogus norėdamas ten 3-5 metam priparkuoti pinigus už fiksuotą paimingumą, tai gali daryti nepergyvendamas, kad čia kažkokie kaubojai atėjo ir išleido obligacijas, nors jų neturėjo iš vis ten būti. O tave kas? Tai aš tai nemanau, kad dar taip pasimatys, va tie visi, kaip tu sakai, kurie, kaip čia, yra tikrai emisijų, kurios buvo taip įdomiai, sakyčiau, sustruktūrizuotas, ar ne, ir gal taip pasikalbam ten, ir iš industrijos su kitais profesionalais, visi skiešia rankom, kaip čia taip viskas buvo padaryta. Bet manau, kadangi bus tam tikras vakarėlis su pensijų pinigais, tai tas kaip čia išbalansuos, ar ne, tą refinansavimo tas rizikas ir vis dar matysim, kad dar kaip tik banga, bijau, kad dar kaip nepablogėtų, ne, kad matydami, tarkim, platintojai ir emitentai, kaip lengvai yra pritraukiami pinigai, kad nebūtų tie projektai struktūrizuojami labai taip lengvai, žinai, ir be normalių užtikrinimo priemonių. Tai gal, sakyčiau, ne tiek gąsdina tas, kas buvo išleista, tarkim, prieš metus 2, bet labiau netgi, kas bus šiais metais sustruktūrizuota, nes tikrai įeisime tam tikras jau, kaip padidintos rizikos zonas, nes matys vis tiek, tikrai rinkos dalyviai, kad ir taip labai lengva tos pinigus pritraukti ir tada mažiau gal dėmesio skirs ten kovenantam ir užtikrinimo priemonėm. Tai kaip norėtųsi gal ir kaip čia ir į ateitį projektuojant, ypatingai šitus 2 metus, kai bus amplūdis kaip čia kapitalo į tą vietinę mūsų mažą kapitalo rinką, kad visi elgtųsi pakankamai atsakingai ir struktūrizuodami ir naujas emisijas, negalvotų, kad čia mes bet ką uždėsim ir vis tiek šitie pensininkai maždaug kabutėse suinvestuos, tai tokio norėtųsi tikrai palinkėti tos atsakomybės ir tarpininkam, ir emitentam, kad atsakingai struktūrizuotų projektus, negalvodami, kad čia kaip čia susiambordinsim visus, kurie ten išsiėmė iš savo, žinai, pensijų pinigus. Tai tas gal labiau irgi taip neramina šiek tiek, kad nebūtų su labai light kovenantais ir užtikrinimo priemonėm emisijų. Ačiū Tautvydai. Ačiū Jums, kad klausėte, tikiuosi, kad buvo įdomu, o jeigu turėsite kažkokių klausimų ar komentarų, tai galite arba po šio video įrašų parašyti, arba mums parašyti į info@bemybond.com. Tikrai stengsime tos klausimus inkorporuoti ir ateičiai tiesiog pasiūlyti naujų įdomių temų.